Jai Shri Radai. Va jau vakaras, 8 valandos, ką tik grįžome po pareigramos. Sunki šiandien buvo diena, 15 km praėjom. Dabar pas Bridžabasį namuose. Mano draugai išėjo valgyti, nes Bridžabasį paruošė vakarienę. Aš kai net parekarieniauju, tai likau kambaryje. Atėjo kiti Bridžabasį kirtaną praveda dabar. Bet kojos dega, nes sunki diena buvo, daug praeita. Samai miestelėje randamis. Per toliausia nuo Govardhano. Labai įdomi vieta buvo, kur praeitą naktį nakvojome. Tai vakare užsidėjau tinklelį ir nuėjau ilsėtis. Pusę nakties išmiegau, po to ar tinklelio skylės per didelis, ar uodų kažkur tai prilindo, tai praktiškai iki 4 valandų aš kariavau su tais uodais ir nelabai miegojau, jaučiuosi toks kaip ir piktas nuo to, kad uodai puolė. Bet atsikėliau, užsimaudžiau ir jaučiau, kad tikrai esu pailsėjęs, nors miegojau tik tai gal kokias 5 valandas. Labai stipriai galinga vieta buvo praeita vieta, kur ilsėjomės tenai pas Babadžį, kur šventiklėlė yra. Ir ką, išskubėjom iš ryto pareigramą. Šiandieną neėjom pas nieką pietauti, tiesiog ėjom per kaimą ir Madhukarį rinkome. Taip rinkom čapačių. Čač tai yra pasakus. Po to dar sabdžių davė. Dalo. Nusipirkom turkų pomidorų, kalendros. Ir paėję sustojame pas šventiklėlį nedideliai gražioj tokioj. Jau buvo po 11, jau karštis buvo prasidėjęs, tikrai didelis karštis, karšta labai. Net buivolus nufilmavau, kurie sėdi vandenyje. Ir praktiškai galima iki 11, maksimum iki pusę 12 eiti, nes po to karšta. Tiesiog šit smegenys neverda, kiaušia, kai karšta. Tai nuėjom pas šventiklėlį, koplytėlė tokia nedidelė, kur Šivalingas yra, Hanumanas ir nuotrauka Sitaram Lakšman Hanuman. Ir ten Babadžis gyvena, dar keletas yra, speciali patalpa yra tokiems piligrimams, kurie eina į šitą piligrimos kelią pailsėti. Tai didelis kambarys, su ventiliatorium, matrasai. Tai pailsėjom tenai, pavalgėme skaniai ir išjudėjome 4:30. Tai kaip pietus maždaug reikia nuo 11 iki 4 kažkur tai pralaukti, nes per daug karšta kažkur tai kažką eiti. Visur niekur niekas pinigų štai neima, nebent paaukoji, tai paaukoji 100 rupių, tai jie patenkinti, jau gali net ir neaukoti. Ten, jeigu kokie Babadžiai arba piligrimai eina, tai niekas ten neaukoja, tik tai aš kaip baltasis paaukoju. Ir mūsų laukia dar apie 10 km kelias, tai į Samai miestelį, kuriame randamės dabar. Čia pas Ayurvedos gydytoją apsistoję esame, kur mano draugas Sadu daug metų jau pas jį užeina. Ir geras pažįstamas, tai esame čionai. Nuostabus vakaras buvo. Saulė leidosi. Kviečiai jau pradeda po truputėlį geltonuoti.
paukščiai čiulba. Ir sutemus ėjome žvaigždėtas dangus, šilta, kaip pas mumis vidury vasaros, taip gera, taip malonu eiti. Žvaigždėtas dangus, tu užvertę žiūrėjau dangų galvą, nes laukais eini, miestų nėra, kaimų nėra, mašina viena kita arba traktorius pravažiuoja, tai gerai žvaigždės matosi. Visur, kur eini, dažniausiai žmonės, kas antras, kas trečias iš karto. Radai, sveikinasi visi. Tai atsakai, radai šiam. Dabar nedaug tų piligrimų eina. Vienas kitas šiandien. Nes, labai oras toks yra. Dienomis karštai, gali tik ryte arba vakare eiti. O kai paruošotamus mėnesis būna, tai ten eina tūkstančiai, milijonai žmonių, nesustojama virtinė eina. Tai va tokia diena buvo, padai dega maloniai ir eis ilsėtis. Džiai šį radai šiam.